Labas. Radau kažkokią uodas mane puola uodas. Bet vienas dalykas minusinis apie vasarą yra uodai ir vorai, nekenčiu varų. Vorai ne man. Anyways, radau kažkokią keistą vietą. Ten apaugę viskas, va ten atva. Nežinau, labai toks wow. Nepasitikiu, užlipau truputį, bet pilnai nelips, nes nežinau ar matos, bet labai lengvai juda. Nu tai žodžiu, sulūžt galiu, įlūžt ir numirsiu. Seniai dariau tokį video iš tikrųjų, labai seniai, mėnesis gal jau praėjo. Net nebežinau, ar turiu savyje parako, kad daryti šitas video, bet pabandysim. Ir jo, noriu paaiškinti, kur buvau dingęs, ką veikiau, ką gero padariau, ką blogo padariau, kur laimėjau, kur pralaimėjau, kas traumavo, kas netraumavo, o traumavo visą praeitą savaitę, trauminių buvo blogiausia savaitė, man atrodo, kokią esu turėjęs. Per pastaruosius gal kokius 5-4 metus, buvo labai nemalonų žmonės, žodžiu. Uodai. Tai ką aš veikiau per pastarąjį mėnesį, tai yra, kad ruošiausi savo filmavimui. Aš studijavau 4 mėnesių kurse pas Saulių Baradinską, filmų kūrimą. Ir mum jau baigiamieji buvo, vakar iš tikrųjų buvo mano baigiamasis darbas, pristatymas. Gynimai ten visą kitą, žodžiu, buvo intensyvu ir pabaigiau savo kursus jau tuos. Tai tiesiog ruošiausi filmavimui, ieškojau aktorių, ieškojau lokacijų, visą kitą, žinai, buvo taip, musė atsitrenkė ką tik į kaktą. Ir tiesiog pasiruošiau, viską padariau, nusifilmau, padėjau labai daug visiems kitiems savo kursiokam filmuot. Buvo labai smagu ir tada mane Saulius įkalbino bandyt stot į Lietuvos akademiją kino. Praeitą savaitę buvo visa man stojimų savaitė ir ten buvo labai sunku. Nebuvo sunku man asmeniškai. Ten buvo 3 turai tokie ir po kiekvieno turo atkrito po 50 žmonių ir į 3 turą ten jau patenka labai mažai žmonių. Man asmeniškai nebuvo sunku patekti į 3 turą, nes visus užduotis pirmus 2 turus buvo pakankamai lengvos. Ir aš ruošiausi, žinai, aš tikrai ruošiausi, bet per 3 turą mane labai stipriai suvarė ten tronį. Komisija buvo tokia trupčiuką gal ir negailestinga ir pradėjo varyti ant manęs. Ir jo, žodžiu, galiu pasakyti, kad supratau per praeitą savaitę, kad labai svarbu turėti žmonės, kurie tiki tavim, nes ką aš turėjau per tą pokalbį, per tą motyvacinį pokalbį, žinai, per 3 turą, tai buvo, kad, literaliai, jiem nelabai rūpėjo, koks aš esu žmogus ar kažkas tokio, ir jie manim tikrai netikėjo. Jie netikėjo scenarijum, ką aš parašiau, žinai, ir dar ir klausinėjo, kodėl aš parašiau. Ir aš sakau, įsivaizdavau, žinai, ir parašiau. Ir jo, apie tai per daug nenoriu kalbėti, nes tikrai mane labai stipriai paveikė, sutraumavo ir pastarąsias kelias dienas tik apie praeitą savaitę ir kalbu, tai noriu, žinai, dabar bent jau atsikvėpti. Bet jo, aš supratau, kad man yra labai svarbu tiesiog, žinai, kad turėti žmogų, kuris manim tiki ir turėti tokią saugią aplinką. Nes pas Saulių Baradinską tuose kursuose buvo labai saugia aplinka. Jisai visais mumis tikėjo ir aš reklamos, žinai, nedarau, jis man nesumokėjo nieko, bet tikra tokia patirtis yra, kad pas Saulių buvo labai tokia saugia aplinka, buvo labai viskas faina ir jis mumis tikėjo. Jis niekada nepasakė, žinai, kad ten tu šūdą darai, tu nesąmonės darai, pagalvok ten dar geriau kažkaip. Jis tikėjo mūsų idėjom, jeigu turėjo kokią nors kritiką, tai jis argumentavo savo kritiką ir pasakė, žinai, aš asmeniškai bent jau kitaip daryčiau ir, žinai, labai rekomenduoju ten bandyti išvengti to dalyko. Nebuvo jokio ten, žinai, tu darai nesąmonę, tu darai, kodėl tu darai ir pasiduok. Žinai, nebuvo jokio tokio. Jisai mums visiems davė ten klaidos licenciją, vadina, žinai, kad, nereikia bijot suklyst. Ir tikrai išmokė tie kursai, ko aš galbūt, žinai, ir nelabai, aš žinau tai, bet taip tiesiog apie tai labai net ir negalvojau. Bet, žinai, kai tau žmogus pasako, kad jūs galite suklysti ir jūs galite varyti ten viską daryti, tai labai stipriai paveikia, nes tu iš tikrųjų supranti, kad niekada gyvenime tau niekas taip ir nesakė, žinai, kad tu gali suklysti. Šitie kursai man trupčiuką atvėrė akis, kad suklyst galima. Ir
pasiduot galima. Man dabar aš emociškai dabar labai nestabilus po praeitos savaitės, nes ten mane sutraumavo. Aš kelias naktis net nemiegojau. Ten... Sorry guys, sorry. Aš jau net nežinau, ar įstojau į akademiją ar ne. Nors ir įstočiau, aš ten tikrai nesimokyčiau, nes ten žmonės nėra tokie, su kuriais aš noriu būti. Nenoriu būti tarp tų žmonių, nenoriu mokytis iš tų žmonių. Ir daug kartų esu sakęs, kad turim vieną gyvenimą ir leist kažkam ten, žinai, kritikuoti tave taip nepagristai ir tiesiog sakyti, kad tu darai nesąmonės, tai čia irgi taip bimbam. Tai vat, ir mane tiesiog labai šitie 4 mėnesiai, nes 4 mėnesių kursai labai daug visko išmokė. Galbūt ne tiek daug apie patį, žinai, filmų kūrimą, nes daug ką žinau apie filmų kūrimą. Žinau visą tai, ką mokė mane, bet išmokau labiau galbūt apie musės trankus į kaktą, nu kas čia per nesąmonė. Žinai, išmokė labiau galbūt pasitikėti savim, nes ir Saulis man iš tikrųjų kiekvieną dieną sakydavo, Ernestai, tiesiog pasitikėk savim, kiek aš tau galiu, žinai, sakyti, tu esi talentingas, tu turi viską, kodėl tu savim taip nepasitikė. Jis net vakar, vakar turėjom tokį vakarėlį po gynimo ir visi sėdėjom prie stalo ir sako, visi šitie žmonės prieš to stalo sako, tu esi talentingas, what the fuck. Ir tu vis tiek nepasitikė savim, tu vis tiek vertini tą akademijos, žinai, traumavimą labiau negu tą, ką mes tau sakom ir toks, blemba, nežinau, niekam neleist kritikuoti savęs, reikia labiau pasitikėti savim. Čia yra ką aš išmokau iš tikrųjų. Ar aš pasitikiu savim labai? Ne. Galėčiau pasitikėti savim labiau, manau, kad daugiau pasiekčiau, jeigu savim labiau pasitikėčiau, bet tikiuosi, kad išmoksiu šito dalyko gyvendamas savo gyvenimą. Tai jo, o toks buvo mano mėnesis. Ir savo mėnesį užbaigiau atšiotva. Tai keiščiausia vieta kokia. Bandžiau čia užsikabinti, bet nepaeina, nes aš per žemas. Čia toks normalus atstumas yra tarp šitų ir tų, tai žinai, man nepavyko. Trūksta kelių centimetrų. Gamtoj labai faina pabūt. Labai faina pabūt. Vat, kai atvažiavau čia į gamtą, tai jaučiausi labai blogai. Nes dar vis buvau paveiktas stojimų, bet dabar čia pabuvęs labai atsipalaidavau. Ne čia pabuvęs, nes čia tai nežinau, kas yra, bet tiesiog vaikščiau po mišką ir vaikščiau visur ir jo. Tai vat, tai išeiti gamtą tikrai labai yra malonu ir labai padeda susidėlioti mintis ir visą kitą ir jo. Labai pasilgau daryti tokius video. Mane labai atpalaiduoja tokių video irgi darimas, nes galiu įsišnekėti ir galiu būti čia atviras iš tikrųjų, nes atvirumas yra cool, mano manymu. Tiesiog išsišnekė. Dar vienas dalykas. Prieš kelis mėnesius susikūriau Instagramą Ernesto Balansas, bet su juo nieko nedariau. Tiesiog susikūriau, nes norėjau tenais pradėti daryti irgi kelt, bet taip ir nepradėjau. Tai galiu pasakyti, kad dabar pradėsiu kelt. Ten gal kelsiu kasdieną, ten kažkokius video. Ir tiesiog kalbėsiu, kaip man sekasi, kaip man vyksta gyvenimas, kaip vyksta, kaip gyvenu, žinai. Ernesto Balansas, man atrodo, vadinasi. Kaip ir kanalas. Man atrodo, gavau aš tą pavadinimą. Tikiuosi, jeigu ne, tai tiesiog čia parašysiu atitinkantį. Tai čia labai jau ilgas video ir jo. Tai viskas, aš baigiu šitą video. Ačiū labai, kad žiūrėjai ir aš tau linkiu geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.